Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šitoj pamokoje pažiūrėsim, kaip užkrauti medinę arba surenkamą gelžbetonio koloną ir kuo jos skiriasi šiek tiek. Tai taip pat projekte neturime tų šeimų, todėl reiktų užsikrauti iš Autodesk Family, kadangi tai nėra standartinė kažkokia standartams priklausanti kolona, kur apibriežti jų matmenys, tai turėtume grįžti į United States Metric šeimų katalogą ir čia pasirinkti Structural Column ir rasime pagal medžiagą kitas kolonas. Tai pavyzdžiui, medienos kolona ir tiesiog pasirinkame Timber Column arba Dimension Lumber Column. Iš esmės čia nėra skirtumo, nes mes savo dydį vis tiek pagal save susireguliuosim. Tai, pavyzdžiui, čia yra duoti skersvėjį kažkokią, mes vieną iš jų tiesiog užsikraunam į modelį ir tada, tarkim, aš čia pakeičiau į medinės kolonas, 140 ant 140, tai tokios pasidaro ir ten galime tiesiog, jeigu mums reikia kitokio dydžio, tiesiog susikuriame kitą tipą, įvedame kitus matmenis, kad atitiktų tai, ką mes naudojame Lietuvoje, ir spaudžiame OK ir turime tokį profilį, kuris turės tiek savo tūrį, tiek kitas savybės ir panašiai. Jinai irgi panašiai kaip ir metalinė kolona, turi tą tokį, kad šiek tiek reaguoja į detalumo nustatymus, tai yra, kad rodoma kaip linija, daugiau to detalumo čia kaip ir nėra su medžiu, tiesiog yra stačiakampis profilis, išskyrus, kad gal 3D vaizde galima kaip liniją naudoti, arba fasadiniam vaizde irgi kaip liniją ją matyti. Tai taip su kolonam. Dabar jeigu einam į surenkamas kolonas, Structural Columns, pasirenkama Precast Concrete. Tai šiek tiek yra daugiau čia variantų, kur pasirenkama, tarkim, arba be jokių gembių, arba su kažkokiam išėmom, arba netgi su pamatais. Kažkas kažkurioje šalyje naudoja tokias kolonas, man neteko su jų naudoti. Tai du variantai, ką čia galima būtų naudoti, šitą be nieko koloną, arba naudoti koloną su gembėmis iš karto. Tai čia yra dvi šeimos, vienoje visos gembės reguliuojasi su vienu parametru, kitoje visos gembės gali būti skirtingose aukščiuose ir skirtingų tipų. Gembės gali būti tiek stačiakampės, tiek nuožulniuose pačioje. Tai tarkim, aš užkrausiu šitą šeimą ir pasirenkame tipą, kokį norime užkrauti. Ir dabar, tarkim, aš tas pačias medinės paimsiu, tiesiog pakeisiu į surenkamo gelžbetonio. Tai kvadratinė, tai bus tiesiog kvadratinė kolona, arba pakeisiu su gembėmis. Tai su gembėmis tiesiog yra šeima, turi daugiau nustatymų. Tai pažymėjus tokį elementą pamatysite, kad yra nustatymai, tarkim, kokie atstumai turėtų būti, ne? Aš galiu pasirinkti, kur turi būti gembė, galbūt galiu išjungti matomumus, galiu išjungti apatinius išėmas varžtams inkariniams. Tai galima, kaip sakant, tokie papildomi pasirinkimai prie šeimų. Tiesiog surenkamo gelžbetonio kolonos gali turėti tam tikrų papildomų elementų šeimoje, gali turėti parametrų daugiau, kurie valdo elementų dydį, poziciją, matomumą, bet apie tai detaliau kalbėsime šeimų kūrimo pamokose. Čia dar matau, kad mano kolona turi tik tai stačiakampės formos gembę, todėl užkrausiu papildomą tipą, pasirinku tą pačią koloną, spaudžiu Load ir pasirinku kitą tipą su pasvirusią gembę. Užkrauname į projektą, pažymim koloną ir pakeičiam į kito tipo koloną su kitokiamis gembėmis. Tai tokie būtų skirtumai tarp įvairaus medžiagiškumo kolonų. Na ir apie tai dar kalbėsime vėliau kitose video, kai susidursime su jungtimis tarp skirtingų elementų. Iki.